Nu kas iki visi, tai su jumis vėl tas gimas ir ką prisidau šiandienos video. Tai va, tai kas gero atsitiko per visą tą laiką, nieko per daug geriausio neatsitiko. Ką aš darau vėl tą patį, ką darau jau pastarąsias 5 dienas, 4, 5 atrodo jo. Tai va, aš darau smitingą ir va, ir keliu 99. Kaip jau minėjau, keliu su Sacred Clay Hammeriais, vat, bum, Sacred Clay Hammeris, kiek jame liko čardžių. Jame liko 100% čardžių ir fucking nation sufailin. Tai vat, spaudžiat, bum. Tai vat, dabar tuo jums parodysiu savo status, kai išimsiu iš teikbo, bum. Vat, 98 ir jau mano target baras yra 8% ir liko 1 138 37 tūkstančiai XP iki 99. Tai va, sugalvojau, kad reikia vis dėlto padaryti tą partį. Nu, reikia tiesiog. Nu. Tai va, partis bus... Iš tikrųjų, kur aš jį darysiu, dar nežinau. Jaučiu, jį reiks padaryti... Jaučiu, darysiu va būtent... O kur palauktas? Jo, šitoj vietoj ir darysiu jaučiu. Tai va, tai ryt, tarkim, 6 valandą vakaro, ne, geriau, 8 valandą vakaro, čia Voldas 64 bus mano 99 mitingo partis. Tai va, jeigu norite užsukti, būtinai užsukite, šiaip pasveikit mane, jeigu norit, nežinau, darykit, ką norit. Tai va, būtinai dar užsukite į mano klančiatą, kaip mato žmonių biški daugėja kiekis. Ir aš dėl to labai laimingas. Labai džiugu girdėti ir matyti, kad jūsų tiek daug žiūrit mano video ir panašiai. Tai va, beje, buvo toks įvykėlis vakar, kad vienu žodžiu žiūrinėjau vlogerius, žiūrinėjau lietuvišką mūsų kuriamą istoriją RSO. Ir vienu žodžiu pamačiau, kad yra toks Cidex L2. Iš tikrųjų, jis jau senai kūrė tuos vlogus. Anksčiau irgi žiūrėdavau, bet kai lyvinau vasarai RS-ą, tai kažkaip buvau visai užmiršęs apie jį. Tai va, žiūrinėjau ir pamačiau jį. Tai va, tai noriu kaip tik jį pareklamuoti savo vlogą, kad užsukite, pažiūrėkite. Tuo iš tikrųjų aš surasiu jį per YouTube. Tuo įsijungiam. Susimažinam iki reikiamą dydžio. Tai jaus. Ne, geriau. Taip. O, plius minus. Gerai. Tai vat. Kažką man parašė, galim padėti, ko čia norit. Asmeniniai pranešimai. Sveikas. Jei gali pridėti prie kitų čenas, aš jau tavęs nei ten likau. Kada pradės vėl kurti kidus, palankiai saltas LTFM. Tai va, bakurėlis, iš tikrųjų pridėsiu, kada kursiu gidus. Gidus nežinau, ar apšė kursiu, nes toks dalykėlis, nafik tų gidų reikia. Taigi, plėma, pilnas YouTube'as tų gidų angliškų, jeigu angliškai nemoka, tai, karočią, tyliu ties šitą vietą. Jeigu lietuviškų yra, jaučiu lietuviškų yra prikurta, tai atsakom, bus kaip bus. Kaip bus ir viskas, bet daugiau nieko net nerašysiu. Bum, siūsti. Dar kažkas norėjo pakviesti draugus, tai priimsim tą vakarėlis. Tai va, dabar einam į mano kanalą. Kaip tik apžvelgsim, kas čia gero yra, nes jau čia senok lankiausi. Tai va, žiūrim, kiek subscriberių yra. Yra 125, manau, per 2 savaitės. Kiekis yra visai padorus. Ne, 125. Nors susikūriau Liepos 8, aišku, sukūręs jau senai. Naujausia veikla per 7 valandas. Nu, čia, karočią. Vat, tai pogi Greti He pradėjo kurti vidus. Vat, galite pažiūrėti channel. Aš su jo vakar šnekėjau, jis jau intro va pasitarė, čia, kad galim pažiūrėti kokį šį intro. Va, Greti He. Vat, jis ir po biškį subscriberius renka. Panašiai. Tai va, užsukite ir jo tą channel. Dabar žiūrim to bachurėlio, kur aš jums sakiau. Dabar tai. Aš to YouTube'u tai. Kuris šitas Cidex L2? Jeigu mėgstat angliškus komentarį PK, tai nueikit į Mikey's. Nežinau. Irgi fainas vlogeris, irgi gerai šneka, vat, kaip matot, Sparkneką turiu.
Atrodo šitas tik Labs Pro, o gal... Ne. Nu va, kaip tik ir pareklamuosiu šitą pabachurėlį, kuris... Nu vas ne, gal nereklamuosiu, nes nieko nekuriu. Kurmi nerando šią, palaukit. Lipėjinė, gal šitas? Nu, naujausias šį. Ne, ups, čia mano čia. Va. Ne, Kristix. Cymex. Karočią, čia parašysiu. Cymex. Va, L2. Matot? Nainat jo channelį, peržiūrų turiu ganėtinai daug. Buvo vlogą naują sukūręs, reikės pažiūrėti, nes dar nemačiau. Vienu žodžiu, taip fanas Bahairis turi subscriberių už mane daugiau. Bitch. Nu gerai, tai va, tai nueikite jo channel, jis vadinasi Cydex 123, o šiaip parašykite Cydex L2, kaip jau rodžiu. Cydex L2 parašot, nueinat ir va, bum, spaudėt čia žiūrėt, spaudėt čia į jo channel ir panašiai. Tai va, tai tiek su vlogeriais, iš tikrųjų buvau dar vieną suradęs vlogerį, bet tai dabar kažkur jų užkišau, palaukit, čia reikia pažiūrėti. Ne, čia nieko nėra. Nesvarbu. Tai va, iš tikrųjų bank vida, čia negalvokit, kad čia mano visi milai. Visi milai yra Grand Exchange, kuris yra čia. Atėję aš to nespausiu. Seis. Iš tikrųjų bank vida gal va dabar ir ne, šiandien dar nekursiu iš tikrųjų. Sukursiu gal sekantis ir bus bank video, kai Grand Exchange man viską ten išsiparduosiu. Tai, o šiaip mano bankas vertas, man atrodo, 1,2 bilo. Buvo prieš 2 dienas 1,8 bilo. Bet papardaviau vienam bahurėliui 110, kitam ten 200 kažkiek, dar kitam ir, žodžiu, biškai kiekis sumažėja. Tai, kalbant tą pačią temą, dar noriu pasakyti, jeigu jums reikia milų, tai kreipkitės į mane, aš tikrai parduosiu su mielu noriu ir mano Skype'as yra ISIS014. O atsiskaitimo būdas bus Swedbankas arba SE-bankas. Turiu abu ir jeigu norit, žodžiu, rašot. Taipogi dar vis pardavinėju ir RuneScape'o membershipus, kainos visos bus rašyta ant mano Skype. Tai vat. Tai manau, šiam kartui bus tiek, tai prisijungite prie mano klančiato Dice Games su trejetu gale, prisijungite į mūsų radio klub hitfm.lt. Nepamirškite, kad mano Skype'as yra aistis014 ir nepamirškite vieno iš svarbiausių dalykų, kuriuos norėjau šiandien pasakyti, kad rytoj bus mano vlogas. Vlogas tai yra partija Smithingo 99, nes turbūt užkelius, nes kaip jūs žinot, su Adamant Barisais, su Sacred Clay Hammeriais, kurių man dar liko 8 ir man atrodo 8, ne, neužteks man 8. Tai, bet vis tiek, tai taip ar taip ryt bus 99 partija. Ir jis bus 8 valandą vakaro. Tai va, tai būtinai visi užsukite ir ką šiam kartui sakau, tiek ir bus peace.